Sveiki, tai mes šiandien rašiau, kad turėsim laivą apie emocijas pasikalbėsim. Kaip dirbti su emocijomis, tai dar truputėlį palauksim, kol prisijungs mūsų. Tai iš tikrųjų šitas laivas tai gimė po to, kai daug vienu metu sugužėjo jūsų laiškų ir klausimai, ką daryti su vienom emocijom, ką daryti su kitom emocijom. Ir yra gilios emocijos, apie kurias reikia galbūt spręsti, kaip pasakyti, spręsti ilgai, nes jos būna susiformavusios per ilgą laiką. Yra tokios spontaniškos emocijos, tai mes šiandien pakalbėsim taip bendrai, ką daryti su tomis emocijomis, tai galėsit irgi klausimus savo užduoti ir kaip gyventi, nes emocijos yra tas reikalas, kurį turime visi. Taip jau yra žmogaus kūne, kad mums duotos emocijos ir reikės su jom kažkaip tai gyventi, kažkaip sutarti ir kažką daryti. Tai va, tai pasikalbėsim šitą temą, kas yra svarbu. Aš čia pasidariau tokį planelį, ko nepamiršti, nes daug iš tikrųjų prie emocijų yra labai daug ką kalbėti. Ir buvau klausimų už šitą į istorijos įkėlus klausimą apie emocijas, galite rašyti, tai ir tų klausimų buvo gan nemažai. Tai aš juos taip kaip pasakyti, kad kiekvieno klausimo atskirai neaptarinėti, aš tokį pasidariau konspektą tų klausimų, nes temos realiai visų aktualios. Baimės, pavydas, nerimas, kas čia dar, norai, ar ne, tai visokie va tokie dalykai, blaškymasis, psichosomatika ir saviriškai. Ir labai svarbus buvo momentas, kad gan daug klausimų buvo apie tai, ar man kalbėti ar nekalbėti apie savo tas negatyves emocijas. Tai va, tai mes šitos klausimus aptarsim. Jeigu turėsit dar klausimų, galite rašyti į mūsų klausimus į chatą ir aš pabandysiu irgi jų nepamesti, užmesti akį, kai rašot labas vakaras, matau jungiatės. Tai va, tai ar ne, keliaujant šiek tiek prie tos emocijų temos, tai kaip sakiau, emocijos yra pas mus visus, arba jeigu jūs nejaučiate emocijų, tai irgi jau vadinasi ženklas, kad kažkas yra ne taip. Ir dabar jos yra tikrai tokios kartais trumpalaikės, ar ne, kad kažkas, nežinau, mus ten sunervino, suerzino ir būna tiesiog nuplaukia ta emocija. Ir būna emocijos, net nežinau, ar emocijos, ar jau jausmai reikėtų pavadinti, kur, nežinau, pavyzdžiui, gyvenau 18 metų, ar ne, galbūt su tėvais buvo kažkoks tai labai sudėtingas santykis ir ten man nuolat kaupėsi. Tai va tokiem dalykam, kurie kaupėsi lašas po lašo, ar ne, ar net, pavyzdžiui, nežinau, buvau metus 2 santykiuose, kurie buvo galbūt labai skausmingi, labai išsunkiantis, kažkokie toksiški, tai po jų, arba po tokių santykių ten 18 metų kartais ir santykiai su antra pusė būna ten žmonėm po 20 metų, tai po tokių dažnai mums reikia terapijos ir to ilgesnio gydymo. Bet vis tiek net ir vaikštant į terapiją mes turim turėti tarsi tokią bazę, pamatą, ką turim žinoti apie savo emocijas, kaip savo padėti ir kaip save gydyti. Tai va, tai yra tokie kertiniai momentai apie emocijas, ką visi turim žinoti, ar ne? Tai kad mūsų, kas yra svarbus momentas, kad mūsų tiek emocinis kūnas, tiek mūsų fizinis kūnas, tiek minčių kūnas, dvasinis, ar ne, netgi ir taip, ir tiek yra tų kūnų, mes turim kūnų daug, jie yra visi sąryšyje. Ir tas yra svarbu, kad mes, kai rūpinamės emocijomis, mes turim pradėti rūpintis nuo fizinio kūno. Nes net, pavyzdžiui, toksai pavyzdys, jeigu jūs kūne turit labai daug uždegimų, arba turit daug parazitų kažkokių prisikaupusių, netgi tokie dalykai gali įtakoti jūsų emocijas, kad, pavyzdžiui, jeigu kaip pavyzdys ar ne, yra kūne daug uždegimų, sakykime, labai prastai valgo, ten, nežinau, daug baltų miltų, daug saldumynų ir tokie būna tie mini uždegimai kūne kūrėsi ir jie duoda irgi emocinį išsidirginimą. Dėl to, pavyzdžiui, jūs galite jausti nerimą, kai yra daug uždegimo ar ne, ugnies elemento per daug kūne, gali dėl to jausti, pavyzdžiui, netgi pyktį padidintą. Tai pirmas momentas, jeigu realiai norit susitvarkyti tą savo emocinį pasaulį, tai pradėti nuo to, kad iš tikrųjų normaliai prisižiūrėti kūną. Ne tai, kad ten kartą per savaitę suvalgau vietoj mėsos, nežinau, daržovių, ten brokolio ar ne, kažkokį kepsnį, ar ten 2 kartus per savaitę pasportuoju taip paviršutiniškai.
Jeigu norim, kad būtų sveikata emocinė gera, mes iš tikrųjų turim sportuoti bent kokius, 3-4 kartus į savaitę, tai minimaliai, bent po valandą laiko. Tai šito reikia, ar ne, kad nuolat vyktų cirkuliacija mūsų kūne, nes mūsų kūnas sudarytas iš skysčių ir jam reikia judėjimo. Tai šitas dalykas, ar ne, kad turi būti sportas, turi būti labai stipriai sutvarkyta mityba, kuo daugiau augalinio maisto, aišku, kai atšąla sezonas, tai tas augalinis maistas, tai gali būti ten troškiniai, sriubos, dabar apskritai maisto blogų yra tiek daug, paskaitos įrašą išsaugosim. Tai maisto visokių blogų receptų, o Dieve mano, tiesiog perteklius. Tai gali tikrai sveikai maitintis yra iš tikrųjų taip paprasta, nes tiek yra informacijos priruošta, jums tai reikia, pasiekti kažkokį žmogų, kuris ten sveikai maitinasi, susirašyti receptus, gal ten užsisakyti kokį mitybos planą ir susitvarkyti, ar ne, nes tikrai labai daug nuostabių žmonių dirba su mityba ir gali jums padėti iš to klausimu. Tai maistą tikrai būtinai turit susitvarkyti ir tą pasižiūrėti taip atsakingai momentą, nes, kaip sakiau, tas kūno organų sutrikimai, jie duoda ir emocijų sutrikimus. Ir aišku, kas nori sirgti, niekas iš mūsų nenorim sirgti, mes visi taigi norim būti sveiki realiai, ir ne, nei vienam iš mūsų nepatinka, nei kai ten skrandis skauda, nei, kai koks gripas ar nei lova paguldo. Tada mes jau ten pradedam kalbėti, kad jau viskas sveikai maitinsiu, sportuosiu, rūpinsiu savim ir praeina liga ir vėl pamirštam ir vėl į tas pačias rogės šokam. Tai ar ne, kad iš tikrųjų, taip, kaip pasakyti, mes turim normaliai paimti save už pakarpos, nes žmonės šiais laikais viena iš tų priežasčių, kodėl tiek daug, kur aš čia rašiausi, čia prie pykčio. Tai viena iš tų priežasčių, kodėl taip tarsi visko ir daro ir paskui nedaro, tai kantrybės nebėra, nes mes gyvenam dabar tokiam pasaulyje, man taip pat stringa. Tai dėja nieko negalėsiu padėti, kad stringa, nes pas mane čia viskas gerai. Tai mes gyvenam tokiam pasauliu, kur yra be galo daug skubėjimo ir tas skubėjimas tarsi mus ragina, kad greičiau ten pavalgy, greičiau kažką tai nuveik, čia greičiau pasisveikatink, ar ne, bet yra procesai, kurie užtrunka ilgai ir yra procesai, kurie truks visą gyvenimą. Sportuoti turėsit visą gyvenimą, sveikai maitintis turėsit visą gyvenimą, tai čia ar ne, iš karto pasirūpinu tarsi savo sveikatą į priekį, kad paskui aš sėdėčiau, parke ir mankštinčiausi, o ne ligoniniai prie gydytojos kabineto prasėdėčiau. Tai ar ne, kas mums yra, kad emocijos būtų tikrai stabilios ir kad mes realiai galėtume su jomis sudėlinti, nes būna taip, kad mus taip stipriai išmuša emocijos, ar ne, kad, pavyzdžiui, neišeinu į darbą dėl to, kad man yra emociškai sunku. Žmonės, ten nori kažką tai mokintis, bet nesimoko todėl, kad neturi energijos tiem mokslam. Tai šitiem visiems dalykam, ką mes norim ten gražaus, prasmingo ir gero nuveikti gyvenime, reikia energijos ir kai yra labai daug emocinio svorio prisikrovę, mes realiai neturim resurso, nes emocijos irgi valgo energiją ir jos suvalgo tą savo dalį labai stipriai. Tai ar ne, ir dėl to turim nuo to, kaip nuo pirmos čakros, ar ne, pradėti nuo tokių visiškai basic dalykų, tai yra miegas, kad turim išsimiegoti gerai, tai yra, ar ne, mes turim miegoti apie taip skirtingai truputėlį pagal tipus, ten kapos tipas, žemės tipas miegais ilgiau, ugnis truputėlį trumpiau, vėjas dar mažiau gali miegoti, bet apskritai kiekvieno žmogaus miegas jisai turi būti gilus. Jeigu mes naktį ten prabundam 2-3 kartus, tai yra negerai. Arba jeigu miegam paviršutiniškai, tai yra negerai. Miegas, kad ir trumpesnis, ten, kad ir miegat, pavyzdžiui, 6 valandas, jos turi būti labai kokybiškos. Tai ar ne, kad mes turime miegoti tyloj, mes turime miegoti tamsoj, jokių ten tų lempučių ar ten telefonų prie ausies su meditacinė muzika, neturi būti tų dalykų. Turime miegoti tyloj, turime miegoti visiškai tamsoj, turi būti tos užuolaidos tokios, kur aklinai užsitraukia. Tai ar ne, kad kaip kūdikėliai turite išmiegoti. Taip, 3 valandas prieš miegą reikia išjungti visus televizorius, telefonus padėti į šalį,
užsidegti, nežinau, kaip sakau, namuose žvakių ir tarsi pereiti tą gamtos ritmą, nes mes labai nutolę nuo gamtos ritmų, kad sutemsta ir namuose, nežinau, ar turėti ten tų lempų tokių ar ne, kur ne iš lubų ryškiai šviečia, o kad tarsi leisti kūno sąmoniai po truputėlį eiti į tą naktį, kai būna, sakau, suaugę žmonės taip fainai vaikus ruošia miegui, ten būna miego ritualas, valandą prieš miegą jau užsideda pižamą, ten išsivalo dantukus ir panašiai, ar ne, tarsi pervedinėja vaikai miega. Suaugęs žmogus turėtų iš tikrųjų panašiai, ar ne, gal ten ne pižama ir ne dantukų valymasis, ten gal jūs prieš miegą ten 10 minučių išsivalo dantis ir einate į dušą, bet tas įėjimas į naktį, jisai turi būti palaipsninis, kad padedu telefonus į šalį, išjungiu ten televizorių, ar ne, jeigu jisai yra namuose, užsidegu galbūt žvakių ar kažkokią neryškę tą lempą ir va tai va tarsi pereidinėjau tą nakties ritmo, ne kad sėdėjau telefonę, išjungiau, užverčiau ir miegu. Ir tas miegas paskui būna toksai, pavyzdžiui, su labai daug sapnų, tie sapnai intensyvus ir mes kartais galim neišsimiegoti nuo sapnų, nes šitas pats, kaip mes dieną pavargstam nuo savo minčių, nes ten daug filmų sukasi. Tai va, tai miegas, ar ne, toliau, ką sakiau, tai sportas turi būti, visiškai nesvarbu, ką jūs sportuojate, ar ten tenisą, ar sporto salėje mankštinatės, bet judėjimas turi vykti. Vienintelis dalykas, kas žmogui kenkia pagal Tibeto mediciną, čia pagal Ajurvedą, tai yra dideli sunkus svoriai. Kad dideli ir tie sunkus svoriai, nežinau, aš jų nekilnoti, net nežinau, kaip vadinasi štangos, tai jie pažeidinėja mūsų inkstus, tai reikėtų nuo jų susilaikyti. Taip, kas dar, tai mityba, ar ne, ką pakalbėjom, ir toliau, ar ne, šituos dalykus, kai susitvarkom, tai irgi dar vienas svarbus momentas, tai yra nepervargti, nes mes, kai esam pervargę, mes apskritai į viską dirgliau reaguojam, ten, kur pavyzdžiui, nežinau, sakykime, atsitinka kažkokia mini situacija, ten jums užkiša automobilį, ar ne, kažkas taip važiuojant ir ten žmogus, kai būna pavargęs, jis ten pradeda pypsinti, rėkti, keiktis, o kai, pavyzdžiui, mes esam pailsėję, geros nuotaikos, tai užkišo, ar ne, ir viskas, nekreipiam dėmesio, bet kai tie nervai jau kabo ant plauko, ar ne, ir ten kiekviena smulkmena mus išdirgina. Tai mes turim irgi nepervargti, išmokti realiai derinti darbą su poilsiu, paskirti laiką poilsiui ir poilsis yra netgi irgi 2 rūšių. Tai yra laisvalaikis, ar ne, kai mes leidžiam laiką ten galbūt su šeima, kažkokį, einam ten pasivaikščioti su šeima, sustinkam su draugais, pasibūnam, einam ten į kiną, į spektaklius, į teatrą, ar ne. Tai yra aktyvus laisvalaikis, tai nėra poilsis. Poilsis yra, kai visiškai išsitiesiam ant sofos ir gulim tiesiog, ar ne, ar einam ten į mišką vieni pasivaikščioti be kažkokių tai papildomų kalbų. Tai va, tai šitas dalykas irgi yra labai svarbus žinoti, kad yra 2 momentai su poilsiu. Taip toliau, kas dar prie emocijų, tai emocija kiekviena gimsta iš minties. Pirminė erdvė, kur kūrėsi emocija, yra minčių erdvė. Kad ar ne, mes galvoje prasukam kažkokias istorijas, ar tai ten tos istorijos nutinka vaikystėje ir paskui mes jas išprojektuojam suaugę žmonės, ar jos nutinka mums dabar, sakykime, santykiuose, darbe, santykiai ar ne, gali būti įvairūs, gali būti su vaiku, su antra pusė, su tėvais, ten su draugais, su sesėm. Ir va čia pradžiai čia prasisuka tos istorijos, tarsi mes sureaguojam mintise, aišku, yra ir tos tokios greitos reakcijos, kur mes, nežinau, sureaguojam labai stipriai ir aktyviai, ar ne, bet apskritai visos va čia viskas prasideda galvoje iš tikrųjų. Dėl to mes turim labai stipriai pasižiūrėti į tai, kas vyksta mūsų minčių pasaulyje. Ir savo minčių pasaulį mes turim išmokti realiai stebėti. Kad ar ne, mintise, jeigu pastebėsite atidžiai, nuolat sukasi kas vaizdai ir garsai. Tai yra tarsi žinoti 2 dalykus tokius, ar ne, kad ten kažkas tai bla bla bla, nuolat šneka. Ir šneka dažnai netgi keli balsai, tai yra vidinis konfliktas dažnai vyksta, kad, kaip sakau, tos subasmenybės mūsų viduje esančios jos nesusikalba ir tada prasideda tie konfliktai. Tai tos subasmenybės, ar ne, tai yra daug mūsų galvoje skirtingų balsų. Ir mes, kai pradedam save stebėti, mes pradedam matyti tuos balsus, matyti, girdėti, gal labiau tiktų žodis.
Tai va, girdim tuos balsus ir pradedam realiai klausyti, ką jie kalba, nes mes būna dažnai taip susitapatinam su savo mintimis, kad tarsi galvojasi, lik galvojimas būtų kažkoks natūralus dalykas, bet va tas va toksai perteklinis galvojimas, jisai nėra natūralus dalykas, tai yra realiai vidinė tarša. Tai va, tai mes mokomės stebėti, ar ne? Vienas balsas ten kažką tai pasakoja, kitas balsas kažką pasakoja ir mes čia, kaip sakau, kartais kaip žiūrėtume kokį serialą, ar ne? Ir mes tiesiog žiūrim, aha, vienas veikėjas tą pasakė, kitas veikėjas tą pasakė, trečias tą pasakė. Tai va čia šitoj vietoje, ar ne, irgi sukasi tų daug veikėjų ir mes turim matyti, ką jie daro. Nes jeigu jie tarpusavyje pykstasi, tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl jūs būsite išsiderinę, išsidirginę, kažkokie tai save nusekinę. Tai va, tai ar ne, pradedam girdėti tuos balsus, pradedam matyti vaizdus, kurie plaukia mūsų galvoje. Nes, pavyzdžiui, kaip žmonės irgi dažnai pasakoja, kad turi labai daug baimių, tai bijo ten, kad iš darbo atleisti, kad vaikas susirgs, tai ten ant scenos kalbėti, dar kažko tai. Ir kas dažnai, pavyzdžiui, su baimėmis kartu vaikšto paveikslėliai, ar ne, jeigu mes pradedam matyti juos, ten, pavyzdžiui, projektuoju, ar ne, kad ten mano vaikas galbūt serga, mintise matau ir sukasi tas vaizdas priešais akis. Galiu matyti ten, nežinau, va, kad iš darbo mane atleidžia, galiu matyti, kad nepasiseka man kažkoks projektas, kurį darau, ar ten kažkas iš manęs pasijuokia, pasityčioja. Tai va, tai ir mes pradėjome pamatyti tuos dalykus, sugaudyti, ar ne, kad čia realiai mano va, tas vidinis pasaulis, nes dažnai išorėje, kaip sakau, nevyksta nieko ten labai spūdingo. Grįžtu namo, ten šeima, vaikai, ar ne, pas kažką draugai, ten susitinku, bendraujam ir to išorėje mes, kaip palyginus Lietuvoje, sakau, gyvenam labai saugiai, grįžtam namo saugiai, ar ne, jok žemės drebėjimas mūsų nenupurto, ar ne, grįžtam namo, karo nevyksta ir panašiai. Bet nuolatinis karas vyksta viduje ir mes tarsi va, kūnas saugiai transportuojasi iš vienos vietos į kitą, saugiai pavalgo, ar ne, bet viduje nuolat vyksta kalbos, dialogai ir mes net, pavyzdžiui, sėdėdami namuose, įsijungę ten, nežinau, kažkokią gražią muziką, galim jaustis totaliai išsitirginę, galim eiti savo gražiausių miškų, girdėti paukščių čiulbėjimą ir būti įtampoje didžiuliai, ar ne. Ir va čia va kas vyksta, mes nesutvarkė šito savo vidinio pasaulio. Tai va, tai mes turim pamatyti, pirmas dalykas yra iš tikrųjų pamatyti tuos vaizdus, kurie sukasi ir išgirsti tuos balsus, ką jie šneka, apie ką jūs čia man pasakojat, ar ne, ten šneka koks balsas, kad va ten nueisi darbą, kažkas tai pasijuoks iš tavęs, ką tu kalbi, ką tu čia nusišneki, ar ne, tam balsui. Taip ir pasakom. Tai va, ir mes, kai jau pradedam pamatyti, kas ten darosi mūsų viduje, mes tada įgaunam galę tai pakeisti arba tiesiog išmokti nebekreipti dėmesio, nes kol tai yra prilipę ir kol mes galvom, kad tai yra mūsų dalis, tai mes su jomis ir nežinom, ką daryti ir ką veikti ir kaip tvarkytis. Tai va, tai yra pirmas žingsnis pastebėti. Nes kaip pavyzdys, ar ne, pavyzdžiui, jeigu aš noriu gerų santykių su antra puse, bet aš nuolat mintise ten kažkokiais žodžiais įžeidžiančiais vadinu savo antrą pusę, ar ten, nežinau, kažkaip tai paniekinu, pamenkinu, tai čia apie gerus santykius galima tik tai pasvajoti, nes būna paskui, ar ne, tos mintis pradeda išskrieti per burną, tai jau nutinka, ar ne, kad jos išskrenda. Tai va, tai ar ne, kad turit savo pasižymėti kažkur, stebėti savo mintis, garsas ir vaizdas, ar ne, šitie du dalykai, pokalbiai, ką ten čiatina tos mūsų mintis ir tada vaizdai, kokie paveikslėliai plaukia pro akis. Aha, taip klausimas, o kaip nebijoti tų minčių, kurios pereina, atrodo, į kūno nemalonius pojūčius, nes tai atrodo nepatogu. Jo, tos mintis, žinokit, kartais būna gąsdinančios ir jos tikrai būna baisios. Aš atsimenu, viena moteris man pasako, kad sako, aš mintise, pavyzdžiui, pamatau, kaip aš nuskriaudžiu savo vaikus, kad, pavyzdžiui, primušu juos. Ir mes tada pradėjom su jie tyrinėti, kas po tomis mintimis. Ir tiesiog tos mintis buvo dėl to tokios, kad jinai buvo nerealiai pavargusi, jinai buvo tiesiog pervargusi. Ir va tas, kad sako, aš tuos vaikus primušu, ten mintise uždarau į kambarį, jie pagaliau neberekia, nes mane jie užkniso iki gyvo kaulo.
Ir, pavyzdžiui, tas didelis nuovargis kūne, dėl ko aš ir sakau, kad turim kartais nuo paprastų dalykų pradėti, ar ne, didelis nuovargis kūne, jai pradėjo provokuoti tokias netgi mintis, nes jai reikėjo pailsėti, jai reikėjo išsimiegoti, jai reikėjo, nežinau, ten kažkur tai išvažiuoti savaitgaliui, atsilsėti, atmaitinti, ar ne, tą savo energetinę sistemą. Ir kai šito nėra, paskui mus pradeda gąsdinti tos mūsų mintis. Ir su mintimis, ar ne, jeigu taip pamatau, ten net, nežinau, moku jau stebėti savo mintis, kažkokia šiurpi mintis, pereina per visą kūną, taip, mintis yra galingas reikalas, ar ne, kaip būna ten sako, svajokit atsargiai, tai pildosi, ar ne, nes mintis iš tikrųjų galingas reikalas, kas ypač žmonėms, kurie medituoja, tai mintis dar galingesnės pasidaro. Ir jos tikrai gali ten, nežinau, pravibruoti per kūną, gali sustingdyti kūną, gali ten drebulį kažkokį sukelti. Tai labai svarbu žinoti, kad man nuo mano minčių nieko neatsitiks, kad tai yra tik tai energija. Praėjo energija, pavyzdžiui, kaip ir vėjas, ar ne, šaltas vėjas stipriai paputė, man pasidarė šalta, aš ten galbūt pašiurpau visą, bet man tai realiai nuo to nieko neatsitiko. Tai mintis yra irgi vėjo energija. Jeigu žiūrėti, ar ne, taip truputėlį detaliau, lendant į ezoteriką, mintis yra vėjo energija. Ir ką jau jūs darot su to vėjui, yra jau jūsų reikalas toliau, ar ne, nes jinai tarsi prasipučia per jūs ir jūs arba užsuka ten visą tą uraganą, kuris jau paskui ten drebina visą kūną ir ten žodžiai byra iš burnos, arba jūs, paputė vėjas, matau, kad čia tokia truputėlį nesąmonė prasisuko mano galvoj, ir pasižiūriu, ką čia man daryti, ar nekreip dėmesio praleisti, ar panagrinėti tą mintį, ar ne, iš kur šita mintis, apie ką tu čia, ar ne, kad ir, pavyzdžiui, kažkokia ta grubi mintis, kad labai svarbu žinoti, kad po mintimis, čia irgi savo plane pasižymėjau, kad po mintimis yra labai dažnai poreikiai mūsų. Tai tie poreikiai, ar ne, kad gali būti poreikis, kad man reikia pailsėti, gali būti poreikis, kad man reikia pabūti vienumoj, gali būti poreikis, kad man reikia pavalgyti. Tai ir pradėti netgi žiūrėti nuo tų bazinių poreikių. Gali būti poreikis, kad man reikia apginti save, ar ne, nes jeigu, pavyzdžiui, mane santykiuose kažkas nuolat žemina, aš paskui ten turiu daug piktų minčių nuo to, gali būti, kad man reikia save apginti tame santykyje ir tas yra normalu, nes mes, kai jaučiamės nesaugiai, irgi ar ne, net išoriškai mes galim jaustis nesaugiai, nes galbūt gyvenu, kur ten ant mane šaukia, ar kažkoks tai emocinis smurtas, ar manipulacijos yra naudojamos ir tas kelia tikrai labai piktas mintis, tas provokuoja, ar ne, ir paskui tos mintis užsišiaušia ir mano poreikiai yra neapginti, mano saugumas yra neapgintas ir paskui iš to pasileidžia dar dideli dalykai. Tai bet jeigu mes prakontempliuojam, kad aš visgi jaučiuosi galbūt nesaugiai, man reikia saugumo, tada aš žiūriu, ar ne, kad man kaip pavyzdys reikia saugumo, kaip man susikurti tą saugumą, kokie būdai man padėtų susikurti. Ir mes tada tarsi logiškai ir taip objektyviai išsprendžiam tą mintį, nes mes kas būna dažnai į mintis sureaguojam labai emociškai, ar ne, aš ten pykstu ant žmogaus, aš ten nekenčiu kažko, tai pykstu ir čia kažką tai pasakysiu, kažką padarysiu, arba tiesiog pasiliksiu savo ir paskui prasprogsta, kai nereikia ten tie dalykai. Tai aš kartais tikrai pasakau, kad nebijoti to tokio logiško, konstruktyvaus pokalbio su savim, ko tau reikia, kad Tėvo balsai tai yra asmenybės, ar ne, ir net galit pamatyti, kad pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne, ten kažkoks piktas balsas viduj, ten skalambija, ten tas negerai, anas negerai, čia mane užknisa ir galit net, pavyzdžiui, atsisėsti ant sofos, užsimerkti, pravizualizuoti tą balsą, nežinau, kaip kokį piktą dėduką, ar ne, ir paklausti to balso, ko tau reikia. Ko tau trūksta žmogau, ar ne, nes yra čia jūsų viduje, ar ne, kažkas turi tą burną, gali sukurti kažkokią formą tai minčiai, ar ne, tam kalbėtojui, kuris ten bamba ir paklausti tarsi to savo vidinės subasmenybės, ko tau reikia, ko tau trūksta, ką man reikėtų tau duoti, kad tu pagaliau nurimtum. Tai tokie, ar ne, turi būti tie konstruktyvūs dialogai, o ne kad tos mintis sukasi, ten belekas darosi toj galvoje bardakas ir paskui mes jau ten skundžiamės, kad nesusitvarkom su savimi. Taip, dar dalinatės.
man kildavo mintis, kad iššokti iš mašinos ar kažkas panašaus, bet taip pat pati užtat jaučiu, kad labai viskas erzina, nes jaučiuosi pavargusi. Aha, jo, net, žinokit, tikrai tos mintis tokios, kad norėčiau nusižudyti, čia būtų geriau iššokti iš mašinos, iš traukinio, ar ne. Kartais žmonės mintis tikrai išgąsdina, nes jos atrodo apie ką, iš kur, čia pas mane tokios nesąmonės galvoj. Ir va kartais taip jas prakontempliavus, ar ne, kaip ir dalinatės, kad gal yra toks didelis nuovargis, kad ta mirtis ar net tas iššokimas netgi atrodo pagaliau galėsiu pailsėti. Tai ir mes kai tą atsekam, ar ne, kad vietoj to, kad bijočiau tų savo minčių, bijočiau tų balsų, kurie šneka ten viduje ir paskui provokuotas visas emocijas, baimės ar ne, ten kažkokius tai pavydus ir panašiai, aš paklausiu savęs, o ką man su tuo daryti. Kas iš tikrųjų po tuo, kad aš noriu iššokti iš mašinos, kas yra, ar ne, aš pasikalbu galbūt su asmenybė savo vidinė, ne šiaip ar taip tie balsai kalbas, tai bent jau kalbėkime normaliai, ar ne. Tai ir pasižiūriu, kad galbūt man reikia nerealiai stipriai pailsėti, man taip reikia poilsio, man reikia visiškai kažkur tai pabėgti. Tai ir tada žiūriu viskas, gerai susidėlinau, ar ne, o kur galbūt, nežinau, nešiočiausi dar paskui metus laiko ir bijočiau, kad aš čia gal nusižudyti noriu, gal man čia su psichika negerai, gal stogelis važiuoja. Ne, gali būti, kad paprasti dalykai, ar ne? Tai su tomis mintimis, ar ne, kad turim, dėl to mes taip turim nepabijoti to tokio vidinio pokalbio su savimi ir tas savo minčių, tuos darinius, ar ne, tarsi agregatus minčių, pamatyti kaip asmenybės, nepabijokit to. Ir suteikti joms pavidalą vienai, kitai, trečiai ir pasikalbu. Nes yra labai daug pagalbos savo, kaip aš sakau, kai mes viduje susikuriam taiką, kad tie balsai nebesipyksta, ar ne, ir mes mokam juos sukomunikuoti. Mes čia turėsim, yra pas mus nuoseklus jogos mokymai, tai šį savaitgalį, šį šeštadienį netgi turėsim paskaitą apie komunikaciją, ten aišku bus apie komunikaciją su kitais, kaip išsakyti savo emocijas, savo jausmus, savo idėjas, bet ir kalbėsim irgi būtent tą temą apie tą vidinę komunikaciją, nes jaučiu, kad didžiausią gyvenimo dalį mes praleidžiam toj vidiniai komunikacijai, ar ne? Išoriai būna kartais pas mus gal pas kai kuriuos yra darbai, kur mes daug bendraujam su žmonėm, bet yra labai daug mūsų ir kurie dirba, pavyzdžiui, vieni, kurių darbas nuotolinis, bet čia tai vyksta, ar ne, po 5 balsus ir sakau, jie pykstasi. Būna tai šitas rimtas toks ir atsakingas darbas, ar ne, išmokti suvaldyti tuos balsus ir tada garsas, ar ne, apie ką kalba tie balsai. Pradedu su jais pasikalbėti, ko tau reikia, ko tau trūksta, kaip aš tau galiu brangusis padėti, ar ne, tam bamba kažkas tai viduje, pasakyti kartais net per tą humorą, kas nutiko, papasako, kas nutiko tau, ar ne, nori ten, nežinau, iššokti kažką tai primušti, ar ne, kas yra po tuo, kas tarsi po tą mintimi, koks poreikis, kokia istorija, kas nutiko tau iš tikrųjų viduje, apie ką skauda, ar ne, nes mes būna kartais nenorim savo netgi pasakyti, tai su savimi būkit ypatingai atviri, nes mes kartais nuo savęs bandom tą pasakyti, čia viskas gerai, man gal reikia padirbėti su savo ego, gal aš čia kažką netaip supratau, ne, realiai, gal aš gerai supratau, gal aš jaučiu, kad kažkas negerai, ar ne, ir taip nuoširdžiai savo prisipažinti, kas yra negerai. Galbūt nebenoriu būti kažkur santykiuose, galbūt noriu darbą pakeisti, galbūt savo vadovo realiai nekenčiu ir man kažką tai reikia daryti, ar ne, nes kitaip aš sunaikinsiu save. Tai būti toj, kaip sakau, vidinėje išpažintyje, tas yra labai rimtas irgi darbas su savim, kad žinoti, kad šitų mano prisipažinimų savo niekas negirdės, bet tai bus tarsi atspirties taškas, nuo kurio aš galėsiu judėti toliau, kai savo pasakysiu tą tiesą, kad čia yra kažkas tai negerai ir aš apsimetu kartais, kad yra gerai ir bandau save užglaistyti, pasakyti, kad čia visi taigi taip gyvena, čia visi pykstasi, ar ne, čia pas visus yra kančios, bet realiai ar man reikia daug jos, kad kančia jinai prasisuka, karma, kaip sakau, visą laiką sukasi ir kad ten būna žmonės, kad ir kiek medituoja, kad ir kiek tam praktikų darosi, vis tiek ateina tų reikalų, ar ne, pas visus į gyvenimą.
bet ar mes tame užsibūnam ilgai, tai va čia yra klausimas. Taip, dar užmėsiu akį, kas čia. Jo, aš galvodavau, kad čia vaizduoti ir filmų pasiekmes, ypač vairuojant, pamatant avarijas. Taip, jo, pasniko laikotės smegenis, kad to pasniko laikytųsi. Tai va, tai dar truputėlį keliaujant prie emocijų, ar ne, kas yra, tai va, ką aptariam tą minčių erdvę, kad šitam minčių pasauliu būkit labai labai pastabus, labai reiklus, ateina su garsais aptariam, ką daryti, kad kalbamės, su paveikslėliais irgi nebijokit tų paveikslėlių, ar ne, nes tai išplaukia irgi iš jūsų realybės ir tie paveikslėliai, va kaip ir dalinotės, tai gali būti filmų, matytų filmų vaizdai, dėl to aš visą laiką labai sakau, kad turim atidžiai atsirinkti, kokią informaciją į save dedamės per akis, nes akis yra vienas iš tų tokių dalykų, kuris labai labai stipriai surenka informaciją ir paskui ten va viduj sukasi, ar ne, irgi mėto tos paveikslėlius. Tai nežiūrėti jokių ten avarijų, nežiūrėti jokių kriminalų, nežiūrėti jokių ten karo istorijų, pasirinkti irgi kokius filmus žiūrim taip atidžiai ar ne, nežiūrėti ten jokių serialų, kur ten šaudo, gaudo ir panašiai, jau geriau erotiką kokią žiūrėkit, bent smagiau bus paskui, ar ne, o ne, kad kažkokie tai smurtai ir žudynės. Tai va, tai turim susižiūrėti ir vienas iš tų būdų, kaip save pasaugoti, tai iš tikrųjų yra labai rimta informacinė dieta, ar ne, kad atsirinkti socialiniuose tinkluose, ką skaitau, ką seku, kuom domiuosi, kad nesidėti save informacijos, kuri išderina, ar ne, nes čia irgi neseniai kalbėjau su drauge, kaip jinai pasako, kad pavyzdžiui, kai kurie žmonės, ten kaip pavyzdys ar ne, aš dedu storius ir kiti, yra toks žmonių tipažas, kurie eina pasižiūrėti, ten pavyzdžiui, žymių žmonių storius, tam, kad galėtų paskui apkalbinėti, ten tyčiotis, ar ten, nežinau, užsikabinti už kokios smulkmenos, va, kad ten, nežinau, Indrė ten su Klecku sėdi, ar ne, ant maikės, ir paskui tarsi iš to ten dramą darytis ir maitintis ir apkalbinėti. Ir sakau, o Dieve, koks laiko gaišimas, visiškai absoliučiai sakau, eiti vien tam dėl to, kad nekenčiu kažko, ar ne, dėl to, kad nemėgstu. Tai aišku, apie patį žmogų daug pasako, bet mes vis tiek turim atsirinkti tą informaciją, ar ne, kad ką dedamės į save, nes mes paskui tarsi apsilipdom tą informaciją ir iš jos kūrėm savo gyvenimą. Dėl to aš visą laiką žmonėm, kurie tam pas mane mokosi, tai sakau, turim skaityti knygas rimtas, ar ne kažkokius romanus pigius. Jeigu skaitot romanus, tai rinkitės klasiką, rinkitės kokybiškus romanus, ar ne, tokius, kur ten išgyvenę kelis šimtus metų, ar net kelis tūkstančius metų, ir kuriuose yra kažkoks tas vidinis turtas, vidinė galia žmogui suteikti kažkokią įžvalgą, o ne kad tiesiog, ar ne, ten skaitau apie tai, kaip pykstasi kažkokie žmonės tarpusavyje, kokios, nežinau, ten dėl šiltnamio, kurios ten šiltnamis didesnis, ar ne, bet tokius laiko patikrintus filosofiją, šventraščius, ar ne, eilėraščius, galbūt. Tai va, tai tokia atsirinkti tikrai labai kokybišką, maitinančią literatūrą, naujienų neskaityti, jokių ten piktų, apskritai tos bulvarinės spaudos neskaityti, atsirinkti video, ką žiūriu, kokią muziką klausau, kokių žmonių pokalbių klausau, ar ne, jeigu žiūriu šitos dalykus, tai šitoje vietoje turite būti griežti su savimi, nes negatyvas, visokios nesąmonės labai greitai patraukia mūsų dėmesį ir mus bukina. Mes žiūrim tas visas tokius, kaip pasakyti, kaip yra greitas maistas, tai galima dabar sakyti, yra greita informacija ir tai bukina mus, tai mūsų sąmonės rautą žemina, nes koks yra darbas ar ne, pasimti ten, nežinau, skaityti kažkokius traktatus, skaityti filosofiją ir taip po truputį tą savo smegenis lavinti, tuos vingius kurti ir kaip yra pigu pasimti telefoną ir tiesiog skrolinti bukai ar ne, tai mes turim save gaudinti ant to, kad aš savęs nebukinsiu, nes tas bukinimas, jisai labai labai mus išdirgina ir paskui mes daromės tokie paviršiniai, nei gebame savo emocijas įsigilinti, nei savo mintis, nes tarsi čia greitai irgi viskas sukasi, ar ne, reelsai galvoje, ar ne, greitai prasisukinėja. Tai va, tai labai labai atsirinkit, ką darot, ką sekat, ką dedat į savo galvą. Tai va, informacinė dieta, ar ne, toksai rimtas iššūkis. Taip, toliau dar porą tai patarimų prie emocijų.
kas yra dar, kai mes jau pereinam iš minčių į emocijas, tai yra labai svarbus mokėjimas išbūti su emocija. Šiais laikais, ką labai daug matau per mokymus, per stovyklą žmonės dalinasi, kad žmonės turi fantastiškų metodų, kaip pabėgti nuo savo emocijų. Netgi visas tas sąmoningumo toksai kaip vajus, ar ne, išpūstas burbulas, kartais aš netgi taip vadinu, tapo irgi tokiu geru būdu pabėgti nuo emocijų, kad, pavyzdžiui, žmogus sako, aš ten kažkoks kilo viduje pyktis, kilo nerimas, tai aš ten kartais pasiemu knygą, pasileidžiu kažkokią tai mantrą ir kartais, žinokit, kartais reikia, kai labai stipri emocija, ar ne, tai padaryti, bet yra koks didelis darbas, pavyzdžiui, jaučiu žiauriai didelį pyktį ir aš atsisėdu, užsimerkiu ir būnu su to pykčiu, būnu, ar ne, žiūriu, kas ten po to pykčiu, kas iš tikrųjų viduje nutiko. Ir taip ir kantrybę ugdau, nes mes labai nebeturim kantrybės šiais laikais, nes tarsi viskas greitai, jeigu žmogus ten, nepadarė pirkimo ten per kelis kliktos paspaudimus ar ten vienu paspaudimu, kad viską nuperka, žmonės būna net susinervuoja, arba aš ten, pavyzdžiui, būna laiškų, aš taip kartais gaunu laiškus, ar ten Facebooko žinutės ir aš, kaip pati turiu labai daug projektų, aš būna kartais atsakau po dienos, po 2, tai pavyzdžiui žmonės kaip rašo, Indra, ten nežinau, kokią man meditaciją pasirinkti, jeigu aš noriu balansuoti 2 čakrą. Aš net rašau, nes tai nėra pirmos skubos klausimas, man žmogus nerašo, kad šūdosi, tai dar viskas okei. Tai tada aš net sakau, per 2 valandas man atsiunčia 3 klaustukus, aš net sakau, dar po 3 valandų man atsiunčia 3 šauktukus. Aš kitą dieną net rašau, man parašo, kad rašyk, ir galvoju, ta prasme, žmogau, palauk truputėlį, ar ne? Tai va tas išbuvimas netgi su savo emocija mus moko ir kantrybės, ir tai, kad nebėgti iš karto prie šaldytuvo, negriebti iš karto telefono į rankas, netgi kartais negriebti tos knygos, o pabūti su tuo, kas realiai vyksta manyje, nes kas yra su emocijomis, jas yra labai nepatogu jausti kūne, bet mums nuo jų nieko neatsitiks. Ir va čia išeiti pasivaikščioti su savo emocija, pasėdėti su savo emocija, ramiai užsimerkus, ar ne, ypač kai turim tam laiko, o ne bėgioti, ar ne, kaip kokiems stručiams, tai šaldytuvą, tai prie knygos, tai gal net meditaciją kažkokią įsijungsiu. Ir va tas toksai, kaip neseniai viena moteris pasako, sako, aš 10 metų tenai vaikštau rigongus ir dar ir rebefingus ir mineralus visokius nešioju ir sako, aš nejaučiu emocinio pagerėjimo. Taip, nes su emocijom reikia kartais atsisėsti ir labai tikslingai dirbti, o mes ar ne turim iš tikrųjų labai didelę tą ezoterinę pasiūlą, tas yra gražu, mes galim tuos dalykus naudoti kaip laisvalaikio formas, nekada einam į barus ar ne, ir tenai turnijam ir nuodėjam save, bet, pavyzdžiui, einam į gongus, ten einam dar kažkokias tokias terapinės praktikas, tas yra fantastika, bet tai neturi būti tos užuolaidos, už kurių aš pasislepiu ar ne, nes tie dalykai jie tikrai nuima tą tokį emocinį svorį ir mes paskui tarsi nesprendžiam, pagerėjo tam kartui, išgėriau tabletę ar ne, bet mes turim iš tikrųjų tvarkytis tomis emocijomis ir rasti būdą, kaip išbūti. Gal jūsų išbuvimas bus, kad jūs atsisėdat, užsimerkėt, pasėdėt, prakontempliuot, kas manie vyksta, ką aš galiu daryti su tuo. Gal jūs dienoraštį rašot ar ne, bet mes turim atsisėsti ir ramiai išmokti pabūti su savo emocijom. Tai va tas išbuvimas. Toliau, kas yra irgi prie emocijų, ar ne, taip į pabaigą, dar paskui užmėsiu akį į klausimus, tai rimtas dalykas yra irgi išsikalbėjimas. Mes dabar turėjom praeitą savaitgalį bendraminčių stovyklą ir ten susirinko žmonės, kurie jau praktikuoja jogą, medituoja, užsiema ar ne tuo vidiniu augimu. Ir mes tas bendraminčių stovyklas daromės realiai tam reikalui išsikalbėti. Aišku, mes tenai ir mokomės ir filosofijos, jogos, ir mantrų, ir panašių dalykų, bet vienas tikslas yra, kad žmonės bendrautų. Yra irgi, pavyzdžiui, darau tylos stovyklas, kur mes tam tikslui ir susitinkam, kad būtent pabūti vidinėje tyloje, kad išgirsti save, apie ką kalba tie balsai, ar ne, bet bendraminčių stovyklose mes kalbamės. Ir va tas kalbėjimas, ar ne, kad rasti kažkokių artimų žmonių ratą, kurie yra
adekvatus kalbėtis apie emocijas, nes žmonės net labai stengiasi nekalbėti apie emocijas, nes tai yra nepatogu, ar ne, nes žmonės dažnai nežino, pavyzdžiui, aš pasakočiau jums, ar ne, kad man dėl kažko labai skauda širdį, kad man labai liūdna. Ir būna kiti sako, tai praeis, tai paleisk. Ne, kaip sakau paprastai, tai paleisk. Kaip aš nepagalvoju apie tai, kad galima paleisti, ar ne? Ir viskas. Bet tokį rasti, ar ne, palaikančių žmonių ratą, kur jūs galite pasipasakoti, kaip iš tikrųjų jaučiatės, kas vyksta jūsų gyvenime, nes draugystė ir artimi žmonės, tas artimas toksai šiltų žmonių ratas yra be galo svarbus reikalas. Aš manau net, kad apskritai 70% mūsų tų emocinių problemų dingtų, jeigu mes turėtume arti savęs tą tokį palaikantį ratą. Nereikėtų tiek daug psichologų, tiek psichoterapeutų, nes dabar dėl ko žmonės tiek daug vaikšto pas psichologus ir psichoterapeutus, nes neturi draugų, neturi artimo rato. Tai gerai, bent jau, kad vaikšto pas juos, aš visą laiką sakau, eikit pas juos, ar ne, jeigu neturit tų žmonių, kurie gali jūs suportinti. Tai irgi labai svarbu rasti žmonės, su kuriais galit artimai nuoširdžiai pasikalbėti, nes tai yra didžiulė pagalba. Mes dabar, kaip sakau, toks laikas, turim 1000 sekėjų, turim 1000 draugų ir dažnai nei vieno artimo, kurio negalima apsikabinti, kuriam negalima išsiverkti ant peties, va čia yra didelė bėda. Ir tie socialiniai tinklai, kad ir kiek mes ten tų laikų susilauksim, peržiūrų, milijonus, tūkstančius, niekada neatstos to bent vieno mylinčio glėbio, ar ne, vienų tų šiltų rankų. Jeigu neišeina susirasti draugų, tai dėkit pastangas, žiūrėkit vėl, kas yra, kur yra bėda, ar ne, kad aš jų neturiu, nes taip, kad mes neturim draugų, tai irgi žinokit, kažkas yra ne taip. Mes turim turėti, nežinau, gali būti tas jūsų ratas visiškai mažas draugų, gali būti didelis, čia vėl nuo žmogaus tipo priklauso, bet jisai turi būti tos rankos, kurios jūs apkabina, tos rankos, kurios galvą paglosto, kai verkiam, ar ne. Tai šitas reikalinga dalykas. Taip, ar ne, išmokstam stebėti savo mintis, susirandam draugų, mokomės komunikuoti, palaikyti santykį su tais draugais, nes tai irgi daug parodo apie mus, ar ne, ar tie draugai nuolat keičiasi, ar gebam išlaikyti tą ilgalaikį santykį su draugais. Kas dar vienas dalykas mus labai stipriai išbalansuoja, norų perteklius, čia toksai gal paskutinis punktas, kad taip neužtemti šį vakarą. Tai irgi labai svarbu yra mažinti norus, labai. Nes mes tiek blaškomės šiais laikais, tie socialiniai tinklai, ar ne, prekybos centrai, reklamos, netgi laukia važiuojant, pavyzdžiui, keliu, kiek ten tų reklamų būna, daug, ar ne, ir mus nuolat skatina pirk, o tu neturi dar šito šampūno, tu nežinai, kad ten naujausia mada yra viena bliuskutė, o ne kita, tu dar neturi ten, nežinau, kažkokio rankinuko, neturi ten to prabangaus kremo, kur atstotų ten, nežinau, aliejai už 5 eurus, ar ne. Tai mes tiek įvaromi į kampą su tais pirkimais, kad to reikia, tavo reikia, mes reklamų nuolat mokomi būti nepakankami, tarsi tavo plaukai nepakankamai ten purus ir nepakankamo ilgio, ten ir tas varne, ten dešros kažkokios neturi namuose, kas per nesąmonės. Tai mano mokytoja kažkada mums perdavė tokią mantrą su visais šitais dalykais, sako, kai nueinat į prekybos centrą ar ten į kažkokį didelį, ar ne, kur ten rūbų daug ir kosmetikos priemonių, nuolat savo viduje kartojate mantrą nebūtina, ar ne, tai ir galiu jums perduoti šitą mantrą nebūtina. Taip, ir dar klausimai tada keli. Bet šiaip su emocijom, ar ne, su emocijom dar vienas paskutinis momentas, turėkit metodikų, kas jums padeda, ieškokit. Tai yra, ar ne, tai gali būti dailė, tai gali būti šokis, tai gali būti statinė meditacija, tai gali būti draugai, tai gali būti, nežinau, kvėpavimo pratimai. Mums visiems yra kažkokia metodika, mes visi labai skirtingi. Yra žmonės menininkai, yra žmonės intelektualai, yra žmonės, kurie myli ten, nežinau, rankdarbių kūrimą ir jiems tai yra emocijų išraiška. Bet turite atrasti tą būdą, kas man padeda susitvarkyti su emocijoms ir skirti tam kiekvieną dieną laiko. Kaip dantis mus išmoko valytis, bet su emocijomis neišmoko dirbti. Tai tokie, ar ne, smulkus momentai.
Taip, ir dar keli klausimai, tai čia irgi apibendrinau truputėlį, ką ir į savo klausimus siuntėt į istoriją. Dėl blaškymosi buvo, kad blaškausi tarp profesijų, tai tiesiog priimti sprendimus. Mes čia turim, kaip sakau, stiprinti pirmą čakrą ir aš renkuosi. Ir mes, kai renkamės, kad turim pasirinkti į tai, ko aš noriu, turim labai aiškiai žinoti, ko aš noriu, tada nebereikės blaškytis, nes kai aš nežinau, ar aš noriu, ten, pavyzdžiui, noriu santykių, nenoriu, ir tada tampausi pirmyn atgal, noriu būti tame darbe ar kitame, nes aš realiai viduj tiksliai nežinau, ko aš noriu, ko man reikia. Tai va tas ar ne tvirtas apsisprendimas ir labai aiškus žinojimas. Kartais mes blaškomės kaip pavyzdys buvo tarp profesijų, dėl to, kad, pavyzdžiui, turiu ar ne, gal ten 2 darbus arba 2 pasiūlymus, bet iš tikrųjų nei vienas iki galo manęs netenkina. Ir man reikia pasirinkti tarp 2, nenoriu. Ir tada mes iš tikrųjų blaškomės, tai ieškoti to, ko aš noriu, kad randam savo srovę, mums nekyla klausimų. Taip, dėl psichosomatikos ar tremoras gali būti dėl emocijų ir minčių, tikrai gali būti. Tremoras tai drebulys yra. Ar išreikšti emocijas apie kito žmogaus elgesį. Taip, reikia, ir mes savaitgalį, kai turėsim paskaitą, tai yra tas, kad turime nuolat kitiems žmonėms išsakyti, kaip jaučiamės, nors ne visais atvejais turim pasakyti, kaip jaučiamės, kartais reikia kai kurios dalykus pasilikti savo, tas irgi yra labai svarbu. Bet jeigu ir sakom, mes turim išmokti pasakyti be kaltinimo kitam žmogui, kad tu mane užknisi, tu man ten, kaip kažkada atsimenu, pasakojo viena moteris, kad jinai savo vyrui sakydavo, tu man vėžį varysi, ir paskui susirgo vėžiu. Tai va, tokių dalykų neturim sakyti, ar ne, kad turim sakyti apie tai, kaip aš pasijaučiau vienoje ar kitoje situacijoje, ir tai dar tas nėra iki galo, kaip pasakyti, reiškinys, kad jūs išgirs. Tas irgi yra labai čia tokia sudėtinga tema ir tokia didelė. Taip kaip apsisaugoti nuo kitų neigiamų emocijų, energetinių vampyrų, irgi čia, žinokit, labai didelė tema, nes kaip apsisaugoti labai gali būti atvejai skirtingi. Būna žmonės tiesiogiai puola, kaip, pavyzdžiui, žmogus dirba mokesčių inspekcijoje, ar ne, ir jie ten ateina, žmogus, kuris ten nesusimokėjo mokesčių arba pridarė nesąmonių ir išlieja visą tą dalyką, ar ne, ant kito žmogaus. Tai yra vienos metodikos, kaip dirbti. Jeigu, ar ne, tas nuo kitų neigiamų emocijų, ten, pavyzdžiui, vaikas namuose verkia, ar ne, tai vėl aš kitas metodikas naudoju. Tai čia reikia labai aiškiai žinoti pačią situaciją ir nuo ko aš konkrečiai saugausi. Nes kartais tas apsisaugojimas tai gali būti labai aiškus ribų nustatymas kitiems, ar ne, kad su manimi taip negalima elgtis, kad mano ribos yra čia, kad mano vertybės yra tokios. Kartais tai yra tiesiog savęs išlaikymas ašyje, kartais tas apsisaugojimas nuo energetinio vampirizmo gali būti nuėjimas prie kito žmogaus ir paklausimas, kas tau nutiko, gal aš tau galiu kažkaip tai padėti, apsikabinimas kito žmogaus. Tai čia vėl kiekviena situacija, mes neturim būti niekur va tokie statiški, kad nuo energetinių vampyrų jums padės, ar ne, ten, pavyzdžiui, nutraukimas santykio, ar ten kažkoks ribų nustatymas. Būna situacijos, ar ne, kur mes, nežinau, ant mūsų kažkas tai šaukia ir mes turim paimti tą žmogų už rankos, ar net apsikabinti ir pasakyti, nurim, pabūk truputėlį, ar ne. Tai va čia labai labai yra tas toksai lankstumas, kokia yra situacija ir ar iš tikrųjų reikia saugotis, dar kitas klausimas, ar ne, nes mes irgi esam šiek tiek persiskaitę tų visų ezoterikų, kad mane puola ten vampyrai, energetinis vampirizmas ir pamiršta meilę. Tai va, būna ir meilė didelė apsauga, bet yra kartais meilės forma, pasakyti ne, kartais meilės forma yra uždaryti kažkam labai stipriai duris, kartais ar ne, nustatyti labai aiškias ribas, kur yra pažeidžiamas mano vertybės. Tai va čia labai žiūrėkite labai atidžiai į pačią situaciją. Taip, panikos atakos ir chroniškas begalinis nerimas, esminiai dalykai apie tai, kaip padėti savo. O čia, žinokit, irgi tokia didelė tema, kad aš net į minutę laiko neįdėsiu nieko, bet čia su panikos atakom, panikos ataka yra tai emocijų stiklainis perpildytas labai, labai stipriai.
Ir va čia varne tarsi nebuvo valytas, tas aš kaip mėgstu vadinti emocijų stiklainis, nebuvo valytas, nebuvo kraustomas ir tiek prisikaupė, kad aš jau nebeatseku nuo ko, kas, kaip, kodėl jos taip sproksta staiga, kai man yra nelaikas, kad jos sproktų, nepatogu ar ne, tokios didelės, kur ten net širdis kalatojasi, kaklas užsispaudžia. Tai va, tai šiaip turim į panikos atakas sudėti labai daug tokių faktorių kaip poilsis, mityba, ar ne, miegas, sportas ir tada, jeigu aš pati nesusitvarkau su savimi, einu į psichoterapiją ir ten ieškau gero specialisto, kuris sudėliotų ar ne, tarsi vatavą stiklainį pradėtų iškraustyti, nes kažką reikia nuo dugno traukti, kažką nuo pačio viršaus, nes tai būna panikos atakos, dažnai būna tai, kad reikia daug ten dalykų atkasti, kas po jomis gali būti, gal kartais kažkokia labai viena stipri emocija užspausta, kurią reikės jums ten kaip kokią puzlę išnarstyti, kartais gali būti jų daug ir jas reikės atkapstyti. Tai aš tai šiaip labai mėgstu pasiūlyti žmonėms susirasti gerą terapeutą, nes čia nėra taip, kad spraktelsiu, pamedituosiu 3 kartus ir padės ir net panikos atakų metu arba, pavyzdžiui, yra tam tikros depresijos formos, tam tikri psichiniai sutrikimai, prie kurių meditacijos negalima. Ir va čia va irgi turim tą žinoti, terapeutai žino tą. Ne visada meditacija išeitis, ne visada meditacija yra tas vienintelis vaistas, ar ne, nes būna dabar irgi taip saviugdos specialistai, ar ne. Aš va kaip meditacijos mokytoja galėčiau jums sakyti, kad meditacija jūs išgelbės, meditacija jums tam padės. Ne, yra situacijų, kad ten negalima medituoti ir aš gan griežtai šitą žiūriu ir, pavyzdžiui, kai būna individualios konsultacijos arba kaip meditacijos instruktorių savo mokau, kad mes mokomės tuos dalykus, kada meditacijos negalima ir čia yra rimtai, nes gali žmogui psichiką susigadinti dar stipriau. Tai va, tai, bet, pavyzdžiui, psichoterapija visada galima. Į šaldytuvą bėgioju nuo studijų laikų, tai prašom nebebėgioti į šaldytuvą, eiti geriau į lauką pabėgioti, nei į šaldytuvą. Taip, aha, gražiai, protingai, įdomiai, ačiū jums. Taip, gerai, žiūrim. Aha, aplinka skatina daug norėti. Aha, nepasileiskite ir tą aplinkos skatinimą. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Šiaip tai net, pavyzdžiui, žiūrint iš ezoterinės truputėlį pusės, yra toks dalykas kaip energetiniai kanalai. Mes Tibeto medicinoje turim tuos kanalus kaip grubiuosius, tai yra kaip, pavyzdžiui, kraujagyslės, venos, tai irgi yra kanalai, bet yra ir subtilieji kanalai, mes Tibeto medicinoje irgi apie juos mokomės. Ir, pavyzdžiui, arogancijos kanalus, puikybės kanalus netgi maitina labai sudėtingas maistas. Tai tam, kad, pavyzdžiui, mes būtume paprastesni, būtume labiau atsipalaidavę, mums net reikia maisto daug paprastesnio. Nes šiais laikais pasiūla ypatingo maisto, visokių, kaip sakau, padažiukų, ten pagardukų ir visko yra tikrai didelė. Ir šiaip gal fainai kartais kažkokių tų dalykų, bet esmiškai žiūrint, jūsų maistas turėtų būti kaip to tokio, žinot, senovinio lietuvio. Bulvės, kanapių sėklos, ar ne, ten kažkokie moliūgai, burokėliai, ar ne, tokia šiaip ta sezoninė mityba, tokia gan turėtų būti asketiška ir paprasta. Tai aš siūlau kuo maitintis, kuo paprasčiau ir kuo mažiau neapsikrauti tais norais, ar ne, nes reikia realiai ir pinigų daug tiem noram įgyvendinti. Ir paskui pastangų ir kiek laiko susigaišta važinėti tuos prekybos centrus, pirkti ten viską pagal madas, koks skirtumas, Dieve mano. Kokiose situacijose medituoti negalima, tai yra prie tam tikrų žmogaus psichinių sutrikimų ir sunkių situacijų. Detaliai nekomentuosiu iš tos temos, nes ne apie tai. Ir čia ilga irgi tema, kodėl... Kaip atpažinti netgi tuos atvejus. Aha, meditacija negalima kada. Koks susidomėjimas. Taip, bet tikrai kol kas nekomentuosiu iš tos temos, nes tai per daug sudėtinga tema. Čia reiktų bent mes meditacijos instruktorių kursuose valandą laiko, tai tikrai šitą temą nagrinėjam.
Tai va, tai reiktų papildomos valandos. Išsaugosiu live, tai va, šiandien tada tiek, jeigu turėsit klausimų, galite ar į komentarus rašyti, ar man asmeniškai rašyti, nes šitą temą mes taip tokius visiškai mini tuos dalykus palėtėm, ar ne, nes emocijų tema yra, ir jinai yra, nežinau, metų tema, galima pasidaryti metų kursą ar ne, ir kalbėti apie emocijas, tai va, mes tokius bendrinius dalykus perėjom, bet kartais gerai prisiminti, kartais gerai kažką tai pasikartoti, tai atkreipkite dėmesį, ar ne, baziniai dalykai šitie visai kūno sąmonė turi būti pamaitinta, nuraminta, išglostyta, išalijuota, duota šiltą maistą, šiltos ribos, kaip sakau, ar ne, įsukta į šiltą pledą, ypač vatos. Ir toliau mes ar nežiūrim, kas darosi mintise, apie ką mano vidus galvoja, ar ne, kas tarsi tame kūno maiše vyksta. Mokausi keisti tas mintis, laimės linkėti, nežinau, kalbėti su tom asmenybėm, tuos vaizdus perkeitinėti. Ateina vaizdas, kad man kažkas atsitiks, taigi čia mano vaizdas, o mano atvirutė, ir aš paimu ir perpiešiu tą atvirutę, pasižiūriu, pavizualizuoju, kai man pasiseks viskas, nežinau, ten va, pamato protas, kad šoku iš mašinos ar ne, kaip dalinotės, pamatau, kad sėdu į nuostabią mašiną ir savo saugiai nuvažiuoju, kur man reikia nuvažiuoti. Tai va, tai visokius metodus naudokite, raskit būdus, kaip su emocijom dirbat, ar ne, kas padeda. Ir jeigu jaučiat, kad yra gilios emocijos, senos kažkokios emocijos, skausmingos, prašom keliauti į nuoseklę terapiją, nes aš tą, ką matau pastaruoju metu, kiek žmonės blaškosi, ten patys bando kažkaip tai dirbti, per visokius renginius važinėti, kartais, žinokit, reikia tokio nuobodaus, ilgo darbo ir tas padės. Tai va, tai mažiau blaškykitės, daugiau koncentruotai, tikslingai, reikia išspręsti problemą, einu ir sprendžiu, kai būna susirgam ar ne, tai mes tada einam ten pas gydytoją, ten ir su kokiu žarnynu atsiranda problemų ir tada jau mes tenai ir pasimaitinam sveikai ir ten einam pas gydytoją, nuosekliai vaikštom, nuosekliai vaistus geriam, su emocija tas pats, serga mano vidui kažkokia emocija, kažką tai skauda ar ne, aš susidarau nuoseklų tą gydymo planą ir gydau tą emociją, o ne kad šokinėju iš vieno renginio į kitą, iš vieno renginio į kitą. Tai va, tai turit būti tokie koncentruoti, stabilus, su ta, kaip sakau, su ašimi, ar ne, nes mes tokie nusitaškę šiame laikmetyje ir tas greitis, ar ne, kurį mes tarsi mokiname, mes nuolat mokiname gyventi greitai, gyventi produktyviai, gyventi efektyviai. Nereikia gyventi efektyviai, nereikia gyventi produktyviai, jūs neturit būti kažkoks tai fabrikinis vienetas, jūs neturit būti greitis, jūs galit gyventi lėtai. Galit gyventi neefektyviai, nes efektyvumo savoka tai yra, ar ne, ekonomikoje, bet ne žmoguje. Tai va, tai linkiu būti neefektyviems, neproduktyviems ir atrasti va tos savo būdus, kaip jūs dirbat su savimi. Tai va, ačiū tiek, ačiū jums, ačiū tiek ir pasimatysime, manau, kad dar kitose laivuose. Iki.